Sveiki visi, čia Robertas ir dabar jums pasakosiu apie Mental Re-renderį. Pagal nutylėjimą mes 3ds Max aplinkoje turime Scanline renderį. Tai jau jums viską parodysiu. Susikuriame paprasčiausią objektą plane ir tarkim sphere per vidurį. Dabar nurenderiname visą mūsų aplinką su Scanline renderiu. Kad ir sudėjus įvairius shaderius ar šviesas, mes negausime labai neįtikimo vaizdo, nelabai jis bus profesionalus. Tad 3ds Max aplinkoje galime prisidėti Mental Re-renderį. Spaudžiame Rendering, Render Setup ir pačiame gale pasirenkame Async Renderer. Na ir pasirenkame Mental Re-renderer. Spaudžiame OK. Dabar mūsų Maxas naudos Mental Re-renderį. Aišku, su Mental Re-jum yra dirbti gana sudėtinga, nes tai yra, galima sakyti, profesionalus priedėlis, profesionalus renderio mechanizmas, su kuriuo galėsim renderinti ir išgauti aukščiausius rezultatus mūsų scenos. Aišku, dabar surenderinus gausime iš karto šešėlius, iš karto viskas bus gražiai, bet mes kadangi nepridėjome nei šviesos, nei materialų, nei mūsų aplinkos spalvų, tai mes nieko mandrus ir negavome. Taigi paspaudę M raidę arba atstarius mūsų material editorių, kalbėsiu angliškai, nes lietuviškai tie visi terminai užknisa. Taigi, spaudžiame Standard, čia yra mūsų pasirinkto materialo tipas ir su default Scanline renderiu mūsų material panelėje materialų yra vos koks 9, o dabar prisegus mūsų Mental Re-renderį mes matome, kad atsirado labai daug šiam renderiui priskirtų materialų. Na, kaip pavyzdį paimkim Car Paint material. Priskirkime jį šiam objektui mūsų, priskiriam ir priskiriam apatiniam. Aišku, prisegus mums Mental Re-renderį atsiras labai daug priemonių, kaip manipuliuoti aplinka ir shaderiais, kad gautume maksimalę kokybę. Tad su juo dirbti bus labai sudėtinga ir bus labai daug nustatymų. Taigi viską teks įsiminti arba išmąstyti logiškai. Taigi spaudžiame Systems ir įdedame Daylight, tai yra dienos šviesą. Pasidedame ekraną. Su dienos šviesa su Scanline defaultiniu renderiu mes nieko mandraus nesurenderinsim, nes paprasčiausiai nepalaikys šešėlio ar tai shaderių tas pagal nutylėjimą nustatytas renderis. Tai mes dabar nusistatėme Mental Re-jų, dabar bandom visas jo galimybės. Atsiprašau. Pasirenkam Daylight, nusistatome kompasą, tarkim nedidelį ir atleidžiame pelės klavišą. Dabar galime Daylight nustatymuose nustatyti dienos šviesos, iš kur sklinda saulė, kampą, tai yra valandos, minutės, sekundės, arba netgi metai, dienos arba mėnesiai. Čia pagal nutylėjimą visi nustatymai yra maždaug geri. Spaudžiam Modify panelę ir atsiranda mūsų Daylight parametrai. Dabar, kad išgauti geriausius rezultatus, mes prie saulės šviesos uždedam MR Sun. Dabar mūsų scena bus sukonfigūruota pagal defaultinius nustatymus. Tai yra gan neblogi nustatymai kaip testavimai. Ir aišku, pridedam foną, nebe Skylight, o Mr. Sky. Pridedam automatiškai, aišku, tą visą fizikinį dangų. Ir dabar mums vietoj juodo fono atsiras fizikinis dangus. Tuoj parodysiu viską, ką tai reiškia. Na, čia galim manipuliuoti šviesos spindį, švelnumą ir taip toliau. Bet pagal nutylėjimą visi nustatymai yra nustatyti tikrai neblogai ir mūsų testo scenai viskas tinka. Priartinam mūsų objektą
ir pabandom surenderinti mūsų sceną su Mental Ray'um. Ir pamatysite, kad ir paprasčiausi objektai atrodo labai įspūdingai. Spaudžiame render. Na, kaip matome, mūsų materialas atrodo tikrai neblogai, visi shaderiai matosi, šviesos atspindžiai matosi, šešėliai matosi ir tas fizikinis dangus matosi. Aišku, galime pakeisti visą tą fizikinį dangų su Night Color, tarkim pasirenkam kokią nors žalsvą, o žemės spalvą pasirenkam, tarkim, šviesesnę. Na ir matome, kad mūsų dangus fizikinis pasikeitė. Ir iš karto matosi, kad mūsų atspindys taip pat atspindi visą fizikinis dangų. Taigi taip, renderinimas su Mental Ray. Galime pasižaisti su materials, uždėti kokį nors kitą materialą, dažniausiai architectural. Čia galime rasti labai daug materialų, tarkim akmuo. Po to, tarkim, uždedam akmeno tekstūrą, pasirenkam diffuse mapą, kokią nors tekstūrą, kurią tik norime uždėti. Tarkim, kokią medžio tekstūrą. Priskiriam šiam material tekstūrą ir galime uždėti ant mūsų objekto ir dabar renderinsim mūsų tekstūrą. Štai, atrodo tikrai gana įspūdingai, kadangi nėra iškilumų, nėra šešėlių, bet galime jas pagaminti. Taigi taip renderinimas su Mental Ray. Taigi jeigu turite, tarkim, kokią nors sceną, patarčiau iš karto renderinti su Mental Ray. Jeigu norite išgauti itin profesionalią kokybę, truputį pasižaidus su nustatymais, galite nustatyti apšvietimą, kurio tai norite. Na, bet pati specifikacija išaiškinta.